Mes buvom Madride ir ten galiu pasakyti super. Varė Hebra iš Slabotkės. 2 milijonai buvo suvažiavę. Ir nieks nesusimušė ir neprisigėrė. Karoče, super. Tai buvo faina. Mes visą gyvenimą, saušinę nuo pat mažens šlovinam ir dainuojam ir garbinam viešpatį ir nuvažiavom į Madridą ir ten taip pat. Nuvažiavom į Madridą su Igne ir žodžiu, sutikom labai daug jaunimo, kuris irgi ten dainuoja, šlovina. Taip, kiekvieną savaitgalį ir nemokamai. Ir gatvėse eina jaunimas ir visi ten iš visų jėgų ten dainuoja ir labai faina. Šlovina, aleliuja, iškėlė rankas, visi sveikinasi, mojuoja, nuostabu tiesiog. Kaip diskotekai kokia. Mano broli, tik neliūdėk, nemogu nedaug. Patikėk, viskas bus gerai. Patikėk, viskas bus gerai. Patikėk, viskas bus gerai. 3 dienas mes važiavom autobusu ir buvom labai alkani, atvažiavom į Madridą vakare ir mums davė labai daug valgyti. 30 metrų stalas vien nuklotas kumpiais, mėsytėm, sūriukais ir visokiam kitokiam gerybėm. Ir mes valgėm ir gėrėm ir vėl valgėm ir mums prieidavo ir sakydavo, ar tau neužtenka, ar nori dar. Ir mes norėjom dar ir mes vėl valgėm ir gėrėm ir mums užteko, todėl jų dosnumas panaikino mūsų gobšumą. Ir viskas buvo, visas maistas žiauriai skanus.